Jis ką tik grįžo iš Gasherbrumo. Per 6 dienas jis įkopė į 2 viršūnes – Gasherbrumą 1 ir Gasherbrumą 2, abi, ir man teko garbė su juo susitikti pirmojoje stovykloje. Tas vaikinas save pražudys. Kiekvienas alpinistas ant Kado tą naktį, 2021 m. vasario 5-ąją, girdėjo radiją bazinėje stovykloje. 42 metų vyras stovi ant stačios vertikalios ledo sienos, vadinamos juoduoju piramidu, 21 000 pėdų aukštyje. Jis yra neprisisegęs ir žiūri žemyn į stačią bedugnę Karakoramo prarajoje. Jo degonis pasibaigęs, palapinės suplėšytos, o pastarąsias 30 valandų jis praleido visiškai išsekęs. Jo smegenys iš esmės jau pradėjo išsijungti. Jo daktaro laipsnis augalų moksluose čia nieko nereiškia. Jo 10-metis pavojingiausiose pasaulio viršukalnėse čia nieko nereiškia. Šiuo metu tik viena metalinių karabinų grandinė skiria jį nuo 6000 pėdų kritimo. Jis turi atlikti manevrą, kurį yra atlikęs 1000 kartų. Ir pirmą kartą gyvenime jis ruošiasi suklysti, atlikdamas veiksmų seką. Visi kadų žino, kad šis vyras mirs. Štai kas nutiko toliau. Sveiki atvykę į Extreme. Atanasas Skatovas nebuvo eilinis alpinistas. Visų pirma, jis buvo mokslininkas, aktyviai dirbantis, publikuojantis, recenzuojamuose leidiniuose skelbiantis mokslininkas. Jis turėjo augalų apsaugos daktaro laipsnį, įgytą Plovdivo žemės ūkio universitete Bulgarijoje, o daktaro disertaciją apsigynė Humboldto universitete Berlyne. Ir ankstyvą savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido tyrinėdamas šiltnamio baltasparnių biologinę kontrolę. Jis niekada nebuvo kalnuose iki 2010 metų vasaros, kai per Bulgarijos kalnus įveikė 400 mylių žygio maršrutą per Bulgarijos kalnus. Niekas negali iki galo paaiškinti, kas jam nutiko tame take. Jis pats niekada nedavė aiškaus atsakymo. Tačiau, kai viskas baigėsi, kontroliuojamas, nuspėjamas šiltnamių ir laboratorinių ataskaitų pasaulis jam nebeatrodė pakankamas. Jis sustojo, pakeitė kryptį ir pradėjo treniruotis kalnams. Ir nuo tos akimirkos jis priėmė dar vieną keistą sprendimą. Būdamas visą gyvenimą veganas, jis nusprendė, kad kokias aukštumas be pasiektų, jas pasieks nevartodamas jokių gyvūninės kilmės produktų. Jis tai vadino savo eksperimentu. Jis ketino įrodyti, moksliškai, savo kūnų ir sunkiausiuose pasaulio kalnuose, kad vien augalinio maisto pakanka. Kad tau nereikia mėsos, norint išgyventi pačius ekstremaliausius fizinius iššūkius, kuriuos gali sukelti ši planeta. Jei laipioti, tikriausiai supranti, kaip absurdiškai tai skamba. Aukštumų alpinizmo mitybos logika dešimtmečius buvo paremta gyvūniniais baltymais. Ekstremaliame aukštyje tavo kūnas sudegina kalorijas greičiau, nei gali jas papildyti, o augalai tiesiog neturi pakankamai energijos, kad suspėtų. Bent jau taip buvo manoma. Kiekviena rimta ekspedicija, kiekvienas patyręs gidas, kiekvienas aukštumų fiziologas vadovavosi tą pačią prielaidą. Alpinistai valgo šaldytą džiovintą mėsą, sviestą, gyvulinius riebalus, viską, kas generuoja šilumą ir leidžia raumenims judėti. Viską, tik ne augalus. Atanasas nesiginčijo su jais, jis tiesiog kopė. Pirmasis jo kalnas buvo Kilimandžaras, Tanzanijoje, 2013 metais, tada Elbrusas, Rusijoje. Pirmoji jo Himalajų viršūnė buvo pats Everestas, 2014 metais iš šiaurinės pusės. Jis tai padarė be papildomo deguonies viršūnėje, tapdamas pirmuoju žinomu veganu, kuris stovėjo aukščiausiame žemės taške. Jis stovėjo ant viršūnės ir nusileido žemyn. Tada jis vėl grįžo į Everestą ir vėl pasiekė viršūnę, šį kartą iš pietinės pusės. Tada Manaslu kalnas, Anapurna, Makalu, kurią jis įveikė per 94 valandas su viena nakvyne bazinėje stovykloje, pagerindamas nacionalinį greičio rekordą. 2017 metais Atanas tapo pirmuoju pasaulyje veganu įveikusiu 7 viršūnių iššūkį. Jis buvo žmogus su misija, kurios niekas anksčiau nebuvo bandęs, ir jis buvo teisingame kelyje, nes 2019 metais Atanas pasiekė tai, kas palaužtų net 10-mečius patirties turinčius alpinistus. Jis įkopė į Kanchendžangą, Gasherbrumą 1, Gasherbrumą 2 ir Dhaulagirį, visus per 1 metus.
Tai 4 viršūnės, aukštesnės nei 26 000 pėdų per 365 dienas. Dauguma elitinių alpinistų vieną 26 000 pėdų viršūnę per metus laiko nepaprastu pasiekimu. Antonis pasiekė 4 viršūnės, maitindamasis vien augaliniu maistu. Iki 2019 metų pabaigos šis Bulgarijos agronomas buvo sėkmingai įkopęs į 10 pasaulio 26 000 pėdų aukščio kalnų viršūnių. Jo tikslas buvo tapti pirmuoju veganu įkopusiu į visas 14 viršūnių. Ir kad tikrai rodytų savo mintį, jog veganai nėra nepalankioje padėtyje, jam reikėjo aukščiausios klasės laboratorijos savo kitam iššūkiui. Jam reikėjo kalno, kuris ne tik mestų iššūkį alpinistams, bet ir aktyviai bandytų juos nužudyti. Jam reikėjo to vienintelio viršukalnis, kuri gąsdino net pačius užkietėjusius šerpus. Jam reikėjo K2. Nes nors Everesto kalnas yra pasaulio stogas, K2 yra tiesiog laukinis kalnas. K2 yra atokioje Karakorumo kalnyno širdyje, Pakistano ir Kinijos pasienyje ir siekia 28 251 pėdą. Jis tik keliomis šimtomis pėdų žemesnis už Everestą, tačiau šie du kalnai negalėtų būti labiau skirtingi. Įprastas Everesto maršrutas leidžia alpinistams ilgai ir varginančiai eiti pėsčiomis. K2 visiškai to nesiūlo. Tai Dantita, laukinė juodos uolos ir kieto mėlyno ledo piramidė. Nėra jokių atkarpų, kur galėtume eiti pėsčiomis, nėra vietos atsikvėpti. Statistika kalba pati už save. Daugiau žmonių yra buvę kosmose, nei stovėję ant K2 viršūnės. Kiekvienam 4 alpinistams, kurie sėkmingai pasiekia viršūnę, vienas lieka kalne amžinai. Ir tai vyksta vasarą. Atanasas Skatovas neplanavo eiti vasarą. Jis buvo užsiregistravęs 2020-2021 metų žiemos sezonui. K2 kopimas vasarą yra itin sunkus. Žiemą tai tiesiog neįmanoma. Temperatūra nukrenta iki -60 laipsnių pagal Fahrenheitą. Sausio ir vasario mėnesiais reaktyvinė srovė, uraganinio stiprumo vėjų juosta, kuri juosia viršutinę atmosferą, nusileidžia tiesiai ant K2. Vėjai dažnai viršyje 120 mylių per valandą greitį, tačiau būtent atmosferos slėgis paverčia žiemos K2 tikra mirties spąstais. Kadangi šaltas oras yra tankesnis ir spaudžiasi žemyn, oro slėgis K2 žiemą nukrenta taip žemai, kad kai kuriomis vasario dienomis alpinistas esantis 26 000 pėdų aukštyje ant K2 iš tikrųjų įkvepia mažiau deguonies su kiekvienu įkvėpimu nei būtų. Stovėdamas pačioje Everesto viršūnėje, alpinistai daugiau nei 30 metų bandė pasiekti K2 viršūnę žiemą, bet nesėkmingai. Tai buvo paskutinis didysis aukštumų alpinizmo prizas. Jūsų kūnas negali prie to aklimatizuotis, jis tiesiog pradeda mirti. Kraudžias tirštėja, virškinimas visiškai sustoja, nes skrandis negali skirti deguonies reikalingo maistui skaidyti. Kad išgyventų, žmogaus kūnui būtinai reikia šilumos, kurią jis gauna degindamas didžiulius kiekius kaloringo maisto. Griežtam veganui keliauti į minutės 50 laipsnių aplinką, kurioje kūnas reikalauja kaloringų gyvulinių riebalų, buvo didžiausia rizika. Jei Atano Skatovo eksperimentas turėjo galutinį bosą, tai buvo būtent jis. Ir 2020 m. gruodį jis nusprendė tai padaryti. Antonis susikrovė savo įrangą ir pradėjo varginančią savaitę trunkančią kelionę į šalusių Baltoro ledynų. Tačiau, kai jis pagaliau pasiekė K2 bazinę stovyklą, esančią 17 000 pėdų aukštyje, tai, ką jis pamatė, buvo vaizdas, kokio kalnas dar niekada nebuvo matęs. Paprastai žiemos ekspedicija į K2 būdavo vienišas, beviltiškas reikalas, kuriame dalyvaudavo tik keli užsigrūdinę alpinistai. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos, kuri 2020 metais uždarė sienas alpinistams Nepale ir Kinijoje, Pakistanas tapo vienintelę galimybę. Ta sezoną bazinė stovykla buvo išaugusi į išsiplėtusį, užšalusį kaimą. Daugiau nei 60 alpinistų buvo susirinkę ant ledyno. Buvo nepriklausomų ekspedicijų, tokių kaip legendinis Pakistano alpinistas Ali Satpara ir Islandijos gelbėtojas Jon Snorri. Buvo labai organizuota militaristinė Nepalo alpinistų komanda, vadovaujama Nirmal Purdžia.
Ir dar buvo didžiulė komercinė ekspedicija, kurią organizavo Seven Summit Treks, prie kurios prisijungė Atanasas. Šis operatorius atsivedė armiją šerpų, ištempė kilometrus fiksuotų virvių ir atsivežė dešimtis mokančių klientų, visi tikėdamiesi užsitikrinti savo vietą istorijoje. Atanasas Skatovas įsikūrė savo palapinėje, susitvarkė įrangą ir ruošėsi sunkioms aklimatizacijos rotacijoms. Jis turėjo intelektą, ištvermę ir nepalenkiamą tikėjimą savo filosofiją. Tačiau kai įsivyravo gilus žiemos šaltis, 60 alpinistų sėdinčių ant ledyno netrukus turėjo sužinoti, kad Kadu nesirūpina nei tavo filosofija, nei gyvenimo aprašymu, nei mityba. Sausio 16-21 metų oras virš Kadu padarė tai, ko beveik niekada nebūna žiemą. Buvo ramu. Vėjo greitis viršūnėje sumažėjo iki mažiau nei 10 mylių per valandą. Tai tyliau nei įprasta vasaros popietė. Meteorologai, kurie dešimtmečius stebėjo Kadu, tai pavadino kartą per keliasdešimt metų pasitaikančių orų langų. Alpinistai turėjo vieną dieną, galbūt dvi, kad pasiektų viršūnę, kol kalnas vėl taps toks, koks buvo. 10 žmonių Nepalo alpinistų komanda, vadovaujama buvusio Didžiosios Britanijos specialiųjų pajėgų operatyvininko Nirmalo Purdžos, laukė būtent šios akimirkos. Džija judėjo greitai. Džija judėjo kartu. Ir sausio 16:43 valanda. Visi 10 jų užlipo į Kadu viršūnę, dainuodami Nepalo himną. 8611 metrų aukštyje jie tai padarė. 33 nesėkmių metai baigėsi per vieną popietę. Ta vienintelę dieną, kai kalnas pamiršo būti mirtinas. Alpinistų pasauliui tai buvo kaip nusileidimas mėnulyje. Paskutinis didysis prizas buvo pasiektas. Atanui Skatovui, sėdinčiam savo palapinėje bazinėje stovykloje, tai buvo kažkas sudėtingesnio nei šventė. Jo sąraše buvo likę 4 viršūnų įkopimai. Viena iš jų ką tik buvo įkopta, tačiau tai nebuvo priežastis grįžti namo. Tai buvo priežastis stengtis dar labiau. Maršrute iki pat viršūnės jau buvo įrengtos fiksuotos virvės ir, kas svarbiausia, psichologinis neįmanomybės barjeras buvo pašalinta. Taigi, jis liko kalne. Vasario 1 šis sprendimas atrodė labai pavojingas. Tas kartą per 40 metų pasitaikantis oro langas, kuris leido Nepalo komandai pasiekti viršūnę, užsivėrė vos jiems nusileidus, o jį pakeitė tikra Karakorumo žiema. Viršutinėje kalno dalyje temperatūra vėl nukrito iki -50 laipsnių pagal Fahrenheitą, siautė keli žiemos audros. Laukiantis alpinistai stebėjo vieną orų prognozę po kitos, tačiau nė viena jų nesuteikė jokios vilties. Tada, pirmosiomis vasario dienomis, meteorologai pastebėjo siaurą langą, atsiveriantį tarp vasario 4 ir 5. Ekspedicijos orų specialistas tiesiai pasakė, kad bandyti pasiekti Kadu viršūnę tokiame siaurame lange yra nepaprastai rizikinga. Vienoje prognozėje tai buvo apibūdinta kaip vos išgyvenama, net ir turint visas įmanomas palankias sąlygas. Tačiau alpinistams, kurie beveik 2 mėnesius gyveno ant ledyno, išleido visas santaupas ir stebėjo, kaip nepaliečiai susižėrė visą šlovę, dėl kurios jie visi čia atvyko, tai buvo paskutinės atviros durys. Taigi, vasario 4-osios rytą 10 alpinistų pradėjo kilti link 3-osios stovyklos ir Antonis buvo vienas iš jų. Planas buvo paprastas, bet kartu ir agresyvus. Paprastai bandymas pasiekti Kadu viršūnę vyksta taip. Pirmiausia, kylate iš bazinės stovyklos į 4-ąją stovyklą, esančią 25 600 pėdų aukštyje. Tai paskutinė įmanoma pastogė prieš viršutinius kalno šlaitus. Ten pernakvojate, patikrinate savo įrangą ir išvykstate naktį, kopdami tamsoje, kad pasiektumėte viršūnę ankstyvą popietę. Tada greitai leidžiatės atgal, čia, į saugią vietą, kol oras dar nepablogėjo. Tai yra nusistovėjusi taktika. Taip yra įkopiama į Kadu. Tačiau šiam viršūnės šturmui Atanasas ir likusi Seven Summit Treks grupė kilo ne iš 4-osios stovyklos. Dėl blogo oro jos nebuvo. Ten nebuvo pastatyta jokios palapinės. Taigi planas buvo kilti tiesiai iš 3-osios stovyklos, tai prie jau ir taip žiauraus kopimo į viršūnę pridėjus dar 1600 vertikalių pėdų.
Esant 24 000 pėdų aukštyje, kiekvienas 100 pėdų kopimo gali pareikalauti valandos kankinančių pastangų. Jie savo norų prie sunkiausios savo gyvenimo dienos pridėjo amžinybę. Laiko tarpas buvo per trumpas, nebuvo laiko įrengti 4-osios stovyklos. Buvo arba 3-oji stovykla, arba nieko. Tačiau tai, kas jų laukė 3-ojoje stovykloje, privertė trūkstamą 4-ąją stovyklą atrodyti mažiausia jų problema. Per kelias valandas atvyko daugiau nei 25 alpinistai. Palapinės, kurios buvo iš anksto paliktos kalne prieš kelias savaites, buvo suplėšytos ir vėjo nupūstos nuo šlaito. Prieglaudos užteko maždaug pusiai atvykusių žmonių. 6 vyrai galiausiai susigrūdo į 2 žmonėms skirtą palapinę. Kiti susispaudė kartu su nepažįstamaisiais. Niekas negalėjo tinkamai užkurti viryklės, kad ištirpintų sniegą vandeniui. Niekas negalėjo valgyti. Niekas negalėjo miegoti. Laukė temperatūra buvo -40 laipsnių pagal Fahrenheitą, o vėjas vis stiprėjo. Pats Atanas atvyko į 3-ąją stovyklą vėlai vakare. Kai jis, vilkdamas savo išsekusį kūną, nusigavo į stovyklą, chaosas jau buvo visiškas. Jo grupiai visiškai trūko palapinės. Jis buvo priverstas nakvoti lauke mirtinai šaltame ore. Tačiau tai, kas jį privertė pasitraukti nuo krašto, buvo deguonis. Atanasas ir jo šerpa Lakpa Dendis pasiekė 24 000 pėdų aukštį, pasikliaudami komercinę tiekimo grandinę, kuri turėjo aprūpinti juos papildomų deguonimi paskutiniam šturmui. Tačiau reikiamo deguonies paprasčiausiai nebuvo. Atanasas liko visiškai be atsargų. Esant 24 000 pėdų aukštyje, likti be deguonies yra per daug rizikinga. Be jo kūnas praranda gebėjimą generuoti šilumą, kraujas tirštėja, smegenys pradeda dusti. Nušalimas prasideda labai greitai. Šaltame tamsoje ekspedicijos racijos atviru kanalu pradėjo transliuoti gryną mirties zonos paniką. Aš čia nebejaučiu kojų pirštų, nepersirengiau drabužių ir šalčiau, transliavo vienas desperatiškas balsas. Kodėl čia nėra daugiau palapinių? Sušuko kitas. Didžiulės komercinės ekspedicijos infrastruktūra visiškai subirėjo. Tai, kas turėjo būti koordinuota pasiruošimo bazė, virto desperatiška kova vien tam, kad išgyventų naktį. Ir būtent šio siaubingo fono akivaizdoje per radiją nuskambėjo šiurpiausias visos ekspedicijos pastebėjimas. Tas vyras užsimuš. Balsas pasigirdo atviru radijo kanalu, kurio tą naktį klausėsi kiekvienas kalno alpinistas. Vienas alpinistas 3-ojoje stovykloje stebėjo kitą, kuris vis dar buvo pasiryžęs siekti viršūnės, nepaisant to, kad viskas aplinkui griuvo. Niekas nežino, kas kalbėjo, bet kontekstas yra aiškus. Dabar Atanasas buvo protingas vyras. Kažkuriuo metu per tą žiaurią naktį jis įvertino savo situaciją ir viską apskaičiavo. Pavargęs alpinistas ant kadų yra vaikščianti rizika. Pavargęs veganas alpinistas be deguonies tikrai nesulauks laimingos pabaigos. Taigi jis sąžiningai nusprendė nebandyti pasiekti viršūnės. Jis leisis žemyn ryte. Jis išgyveno naktį susigrūdęs palapinėje prie -40 laipsnių pagal Fahrenheitą, beveik neatsigėręs ir beveik nepailsėjęs. Tačiau kalnas dar nebuvo su juo baigęs. Išgyventi naktį 3-ojoje stovykloje reiškia tik tai, kad dabar jam reikėjo išgyventi nusileidimą. Kadų kalno nusileidimas istoriškai yra ta vieta, kur kalnas pareikalauja savo aukos. Kylant į viršų, tave veda adrenalinas ir ambicijos. Leisdamasis žemyn, esi visiškai išsekęs, glikogeno nelikę. Raumenys pedaudžia. Sprendimai, kurie buvo aiškus kylant į viršų, leidžiantis žemyn, tampa migloti, o gravitacija, su kuria kovojai dienų dienas, tampa negailestingų priešų. Buvo vasario 5-osios rytas, apie 10 valandą ryto. Atanasas Katovas ir Lakpa Dendis pradėjo savo atsitraukimą iš mirties zonos. Norėdami nusileisti iš 3-osios stovyklos, jie turėjo įveikti juodąją piramidę. Tai liūdnai pagarsėjęs dėl stačumo, beveik vertikalus, itin kieto ledo ir uolų ruožas maždaug 6400 metrų aukštyje. Ši kalno atkarpa yra išvagota pritvirtintomis virvėmis, tačiau ne visos virvės yra vienodos.
Per daugelį metų 10 ekspedicijų paliko savo virves. Kai kurios buvo visiškai naujos, jas prieš kelias savaitės pritvirtino Nepalo komanda. Kitos buvo senos pūvančios liekanos, kurios galėjo nutrūkti nuo tavo svorio be jokio perspėjimo. Pasirinkti netinkamą, tas pats, kas sugriebti aptrintą lyną ant uolos šlaito. Sužinai, kad pasirinkai neteisingai, tik leisdamasis žemyn. Kad saugiai nusileistų šiomis virvėmis, alpinistas naudoja 2 sistemas vienu metu. Pirmasis yra trintinis nusileidimo įtaisas. Pagalvokite apie ją kaip apie rankinį stabdį. Šis įrenginys perveriamas virve ir reguliuoja, kaip greitai leidžiatės žemyn. Antrasis yra saugos dirželis, trumpa juosta prisegta nuo jūsų apraišų tiesiai prie virvės. Tai jūsų saugos diržas. Jei rankinis stabdis suges, saugos diržas jūs sulaikys. Kartu jie yra vienintelis dalykas tarp jūsų ir kalno apačioje. Bet štai kur problema. Virvės nėra viena ištisinė linija. Jos kas keliasdešimt pėdų yra pritvirtintos prie kalno šlaito varžtais. Prie kiekvieno iš tų varžtų turi atlikti keitimą, atsikabinti nuo virvės viršuje ir prisikabinti prie virvės apačioje. Pirmiausia, rankinis stabdis, tada saugos diržas. Ir yra viena taisyklė, kurios niekada negalima pažeisti. Prisegti saugos diržą prie apatinės virvės prieš paleidžiant bet ką, kas yra aukščiau. Nes tik keletą sekundžių per tą pasikeitimą, jei suklysi su seka, tu laikaisi už nieko. Atanasas Skatovas tai žinojo labai gerai. Jis šį pasikeitimą buvo atlikęs 100 kartų Anapurnoje ir Čio Odžių. Jis pažinojo šias virves taip, kaip chirurgas pažįsta skalpelį. Maždaug 10:30 ryto jis ir Lokpa pradėjo leistis žemyn. Kiek žemiau trečiosios stovyklos, šerpas Lokpa sustojo ant virvių, išsitraukė kamerą, kad užfiksuotų nusileidimą ir užfiksavo savo klientą aukštos raiškos vaizdu. Šiame vaizdo įraše Atansenas Skatovas atrodė fiziškai stiprus. Jis valdė situaciją. Jis sėkmingai pritvirtino savo ATC nusileidimo įrenginį prie fiksuotos virvės ir aktyviai ruošėsi leistis žemyn stačiomis virvėmis. Nebuvo jokių išorinių panikos, klupimo ar artėjančio griūties požymių. Norėdamas užfiksuoti aplinką, Lokpa nukreipė savo kamerą nuo Atano, kad nufilmuotų plačius, nuostabius Karakorumo kalnyno vaizdus, besidriekiančius žemiau jų. Kai Lokpa po kelių sekundžių vėl nukreipė kamerą, Atanas Skatovas jau buvo dingęs. Vieną akimirką Atanas buvo ten, kitą akimirką jo jau nebebuvo. Trumpas nukreipimas. Kiekvieną mėnesį yra istorija, kuri niekada nepatenka į YouTube. Jį ten, jei norite. Patreon nuoroda žemiau. Taigi, kur mes sustojome? Žemiau jų, ant juodosios piramidės, Kanados kino kūrėjas Elijas Saikalis leidosi atsargiai kartu su savo šerpų gidu Pasangu Purba Šerpa. Elijah nebuvo paprastas stebėtojas. Jis buvo apdovanojimus pelnęs aukštumų dokumentinių filmų kūrėjas, daugelį metų dokumentavęs alpinistus pavojingiausiuose pasaulio kalnuose. Jis atvyko į Kadų specialiai tam, kad nufilmuotų Pakistano legendos Alio Satparos ir Islandų alpinisto Jono Snorio žiemos ekspediciją. Naktį prieš tai jo paties bandymas pasiekti viršūnę buvo staiga sustabdytas, kai 6 deguonies balionai, už kuriuos jis buvo sumokėjęs ir iš anksto palikęs trečiojoje stovykloje, niekur nebuvo rasti. Be jų kilti aukščiau būtų buvusi mirties bausmė. Todėl jis ir Pasangas šiek tiek nusileido žemyn nuo kalno, pasistatė palapinę ir žiaurią naktį praleido klausydamėsi chaoso atvirame radio kanale virš jų. Dabar jie leidosi žemyn, judėdami itin atsargiai, prisisegdami prie kelių virvių vienu metu, nes senų ir naujų virvių raizgalynė juodosios piramidės ruože neleido pasitikėti nė viena virve atskirai. Jie buvo nusileidimo viduryje, kai kažkas nutraukė tylą virš jų. Jokio perspėjimo, jokio garso, jokio šauksmo. Tik kūnas ryškiai raudonu pūkiniu kostiumu, praskriejantis virš jo galvos. Kūnas praskriejo vos per kelis centimetrus nuo Pasango Kadžio galvos. Tada jis praskriejo tiesiai virš Saikalio, kuris galėjo tik sustingęs iš siaubo stebėti, kaip Atanasas Skatovas vertėsi ir apsivertė aukštyn kojomis, smarkiai atšokdamas nuo negailestingų kulkos kietumo apledėjusių šlaitų.
Atanasas krito giliai žemyn juodosios piramidės atkarpoje, o žmogaus kūno greitis, krintant stačiu kieto ledo šlaitu, yra pražūtingas. Kritimo metu nuo nuolatinių smūgių į ledą Atanasą visiškai išplėšė iš jo pūkinio kostiumo, todėl ryškiai raudonas kostiumas liko įstrigęs sniege ant kalno šlaito, o jo kūnas toliau slydo beveik 1800 metrų žemyn, iki pat išplėstinės bazinės stovyklos. Ir tai buvo pabaiga. Gelbėjimo bandymai prasidėjo iš karto. Ta pačią popietę, apie 15 valandą, Pakistano karinis sraigtasparnis pakilo į 18 000 pėdų aukštį netoli išplėstinės bazinės stovyklos. Antžeminė komanda, kurioje buvo ir ekspedicijos vadovas Chang Dava Sherpa, pasiekė smūgio vietą, tačiau deja buvo per vėlu. Atanasas žuvo iš karto po smūgio. Jie pasirūpino jo palaikais, įkėlė juos į orlaivį ir jis buvo nuskraidintas į Skardų miestą. Raudonas pūkinis kostiumas liko kalne. Natūraliausia išvada, kai alpinistas nukrenta ant įtemptų virvių, yra katastrofiškas įrangos gedimas. Pirminės gandai greitai pasklido, o ankstyvos ataskaitos teigia, kad nutrūko įtempta virvė. Tačiau ši teorija greitai buvo atmesta, nes ekspedicijos vadovas Chang Dava Sherpa vėliau patikino, kad visos virvės buvo nepažeistos ir kad klaidų turėjo padaryti Atanas. Tačiau labiausiai žalingi parodymai atėjo iš žmogaus, kuris buvo šalia jo. Lokpa Dendi ką tik buvo nufilmavęs Ataną. Jis matė, kaip šis prisisegė. Ir dar svarbiau, Lokpa turėjo leistis žemyn tuo pačiu juodojo piramidės ruožu iškart po to, kai nukrito Atanas. Kai vėliau buvo paklausta apie įrangą, Lokpa pateikė paprastą, tačiau pražūtingą atsakymą. Virvė nėra perpjauta. Aš leidžiausi tą pačią virvę. Jis padarė klaidų, kai keitė saugą, sakė jis. Teismo ekspertų nuomonė yra negailestinga savo paprastumu. Virvės gedimo nebuvo. Atanasas Skatovas padarė lemtingą klaidą, keisdamas virvės. Kaila klausimas. Kaip itin protingas, metodiškas mokslininkas, turintis daktaro laipsnį, tiesiog atsikabina nuo saugos virvės? Atsakymas nėra kvailumas. Tai nėra ir neatsargumas. Tai kažkas kur kas labiau neraminančio. Pagalvokite apie paskutinį kartą, kai buvote tikrai iki kaulų išsegęs, ne šiaip pavargęs, o taip išsegęs, kad įėjote į kambarį ir pamiršote, kodėl ten atėjote. Kai tą pačią eilutę perskaitėte 4 kartus ir vis tiek jos nesupratote. Tai jūsų smegenys veikia 20% pajėgumu. Dabar paimkite tas smegenis ir išneškite jas į lauką, kur -40 laipsnių pagal Fahrenheitą, be palapinės, be miego, be vandens, visą naktį. 24 000 pėdų aukštyje, kur kiekvienas įkvėpimas suteikia tik dalį reikalingo deguonies, jums reikia mąstyti aiškiai. Būtent su tokiomis smegenimis Atanasas Skatovas dirbo vasario 5 rytą. O kokie esate išsekęs didelėme aukštyje, ta smegenų dalis, kuri atsakinga už veiksmų seką ir prisiminimą, kad žingsnis A turi būti prieš žingsnį B, yra pirmoji, kuri nustoja veikti. Ta pati smegenų dalis, kuri leidžia be pastangų prisisekti saugos diržą jūros lygyje, tiesiog nustoja veikti. Atanasas Skatovas nepamiršo, kaip prisekti virvę. Jis akimirkai pamiršo, kurią sagtį reikia prisekti pirmą. Lygioje kelio atkarpoje tai nieko nekainuoja. Ant juodojo piramidės kadų viršūnės vasarį po tokios nakties, kokią jis ką tik išgyveno, tai jam kainavo viską. Bulgarijos ministras pirmininkas Boikas Borisovas kreipėsi į tautą, kai pasklido ši žinia. Kalnas pasiėmė dar vieną iš mūsų didžiųjų alpinistų. Atanasas Skatovas buvo drąsus žmogus su misija. Jis turėjo 12-metį sūnų Vasilijų, kuris liko namuose Bulgarijoje, ir 4 viršūnės likusias jo sąraše, kurį jis kūrė 10-metį, bet kurių daugiau niekada nepamatys. Atanasas akimirkai atsisegė saugos virvę, padarė vieną įprastą klaidą, kuri jam kainavo gyvybę. Tiek ir tai reikėjo žmogui, kuris buvo stovėjęs ant 10 aukščiausių pasaulio kalnų. Bet jei manote, kad mirti leidžiantis žemyn, priėmus teisingą sprendimą, yra žiauriausias būdas, kaip šis kalnas pasiima žmonės, palaukite, kol pamatysite, kas nutinka tiems, kurie net neturėjo galimybės pasirinkti. Kitas vaizdo įrašas jūs šokiruos.